Sveiki, aš esu Justina, Vilniaus rajono visuomenės sveikatos biuro specialistė, vykdanti fizinio aktyvumo programas. Tai šiandieną kviečiu jūs sportuoti kartu su manimi. Sportuosime panaudojant elastinės gumas. Iš treniruočių patirties žinau, kad dauguma jas esate įsigiję, namuose turite, tik tais neišsitraukite, nerandate progos panaudoti. Tai dabar kviečiu pasiimti elastinės gumas ir turėti viso kūno treniruotę įvairioms raumenų grupėms. Tai ir pradėsime. Stojame ant gumos per jos vidurį, šiek tiek pirmų pratimų ir apkrausime širdies sistemos darbą, suaktyvinsim kraujotaką, įtempiam gumos galus, dubenį pasukam po savimi ir greitai pažingsniuojam į šalis. Tokiu pristatomu žingsniu įsivaizduokite, kad ant galvos laikote vandens stiklinę, kad nebūtų spyruokliavimas. Pristatomu žingsniu greitai žingsniuojam, tempo nelėtinam, sėdmenys įsitempia, pilvas įsitempęs. Apie minutę laiko pažingsniuosime, turėtumėt pajusti, kaip dirba atitraukiamieji kojų raumenys, sėdmenys jau turėtų po truputį jaustis, irgi nesuglauskit kojų, bet pečių plotį. Žingsniavimas, kelius šiek tiek galit palaikyti tokius įlenktus. Vos, ne per daug. Ir žingsniuojam vietoj. Sukryžiuojam dabar gumas prieki savęs. Kojos dar vis pečių plotyje. Atvedam ranką už savęs. Pasižiūrime atgal. Grįžtam į kitą pusę. Už savęs. Tiesiai. Iškvepiam. Įkvepiamas. Iškvepiam. Įkvepiamas. Pasisukit tiek, kiek galite atgal. Na ir paskutinį kartą. Ir dabar prie rankos traukimo. Tik dabar jau trauksim be pasisukimo ranką į šoną. Prijungiam ir kojos atitraukimo į šalį. Vienai pusiai, kitai pusiai. Toksai iškvepiam, įkvepimas. Iškvepiam, įkvepimas. Kai atitraukėt koją, labai negriūkit į šoną. Stenkitės išlaikyti kuo vertikalesnę savo kūno padėtį. Taip galit ne visiškai į šoną, vos įstrižai kambario kampą. Dar po vieną kartą. Atpalaiduojam. Nulipam nuo gumos. Dabar pereisim prie rankų. Gumą imame už nugaros. Pasiemame gumą įstrižai. Nereikia labai statmenai, įstrižai. Ir tiesim. Vieną ranką tiesiam į viršų, kitą žemyn. Tempiam, iškvepiam. Ir įkvėpimas. Kas yra svarbu, kad kai atpalaiduojat, nepalikit tokios laisvos gumos.
turi būtinai visada išlaikyti šiokioj tokioj įtampai. Iškvepiam, įkvepiamas. Ir išlaikom petį su pečiu viename aukštyje. Nereikia iškelti, išsisukti, jeigu sunku, jūs galit gumą traukti ir įstrižiau. Iškvepimas, įkvepiam. Tempiam, grįžtam. Tai pakeičiam. Iš kitos pusės pasiemame gumą. Lygiai tas pats. Sulenkiam ranką per alkūnę iš viršaus, iš apačios ir tiesiam. Iškvepiam, įkvepimas. Iškvepiam, įkvepimas. Smakras įtrauktas. Dabar dar būna, kad kai laiko gumą labai užsiriečia riešas. Tai irgi pabandykit riešą neužriestą, bet kuo tiesesnį išlaikyti. Kad būtų jum kuo tiesesnis judesys. Iškvepiam, įkvepimas. Turėtumėt jausti, kad viena ranka dirba žastas iš viršaus, kitos rankos labiau iš apačios. Tai paskutiniai 2. Ir atpalaiduojam, šiek tiek prasukame pečius. Dabar pasiemam gumą ant abiejų rankų, kabinam tokią lengvą kilpą ant nykščių, delnus sukam į save ir perkišam per gumos apačią. Dar kartelį pakartoju. Kabinam gumą ant nykščių, delnai žiūri priešais. Sukam delnus į save ir perkišam per gumos apačią ir gaunam tokią įtemptą, gražiai, niekur nespaudžiantį ant rankų užvyniotą gumą. Alkūnės laikome prie šonų ir iškvėpimo metu traukiame, darom rotacinį judesį. Tokia alkūnė rotuoja. Iškvepiam, grįžtam, įkvėpimas. Suvedam apatiniai menčių kampai dirba. Iškvepiam, įkvėpimas. Neatitraukit labai plačiai alkūnių. 2 paskutiniai. Trumpam nuleidžiame rankas, atpalaiduojame pečius. Na ir dabar prie šito rankų judesio prijungsime įtupstą. Stojame platų žingsnį. Aš pirmiausia parodysiu iš priekio, paskiau pasisuksiu. Svarbu yra, kad įtupsto metu klubas su klubu išliktų vienam lygyje, vienam aukštyje. Tai mes iškvėpimo metu leidžiame žemyn, tempiam gumą, įkvėpiam, grįžtam. Kai aš leidžiuosi žemyn, mano klubas su klubu išlieka vienoj linijoje. Nesisuka kažkur taip. Lygiai tas pats yra darant ir šonu. Kai mes leidžiame žemyn, išlaikom kampus. Pasileidus turėtumėt jausti, kad ties priekinė koja ir ties galinė koja yra 90 laipsnių kampai. Gerai, tai ir pradėsime vėl. Užsikabinam tas gumas, jeigu buvot užsikabinę, ir leidžiame žemyn. Traukiam, kylam. Pasileidu žemyn, dirba priekinė šlaunies dalis užpakalinės kojos. Traukiam dar ir mentis įdarbinam, toksai funkcinis judesys.
dar viena pastaba, kai irgi būna, kad leidžiasi ir priekinės kojos kelias pradeda klibėti. Tai stenkitės svorio centrą pernešti ant galinės kojos, priekinė koja tvirtai yra atremta į grindis, tada ir kelias bus stabilesnis. Šiek tiek pažingsniuojam, pakeičiam. Kitai kojai rankų judesys lieka tas pats, tarpumenčiui nebus per daug. Žemyn ir kylam. Įkvepiam ir iškvepiamas. Paskutiniai 2. Ir pakylam. Gumas pasidedam, pasikabinam ant savęs, šiek tiek atpalaiduosim kojas, paspardam. Save paspardam sėdmenis. Po paskutinį kartą įsispiriam ir dabar jau pereisim į padėtį ant pilvo, pasitiesiam gumą, kad atsigulus gautųsi guma po pilvu. Atremiam galvą į kilimėlį, jeigu galva yra taip labai žemai. Tai gali truputėlį iš kilimėlio priekio pasisukti volelį, kaktai atremti. Ir pasiemame gumą į rankas, iškvėpimo metu keliame pečius, keliam tiesias rankas į viršų. Nuleidžiam. Kyla pečiai, kyla tiesios rankos su guma. Ir nuleidžiam. Čia vėlgi dirba jūsų tarpumentis, dirba užpakalinė rankų dalis, žastas. Paskutinius 2 kartus pakeliam. Puikiai ir pakylam. Į padėtį 4. Rankos po pečiais, keliai po klubais, dabar atpalaiduosim tarpumentį. Suvedam apatinius menčių kampus ir nutolinam. Mentes sukabinam, nutolinam. Suvedam, nutolinam. Paskutinį kartą. Labai gerai. Na ir gumas
Prispaudžiame delnais prie kilimėlio ir iškvėpimo metu traukiam vieną ranką į šalį, įkvepiam, grįžtam. Vėlgi pratimo metu yra svarbu, kad neatpalaiduotumėt visiškai gumos. Jinai visada turi turėti lengvą įtampą. Ir susižiūrėkit stovint ant 4, kad keliai tikrai būtų po klubais, ne kažkur po bamba, nes čia nebus ką tempti. Tai jeigu susistatot ir savo padėtis jūsų yra taisyklinga, tai dar pratimo metu jaučiat, kaip dirba ir šonas. Iškvepiam, įkvepiamas. Pakeisim puses kitai pusiai. Vėlgi prieš pradedant daryti kitai pusiai, pasižiūrėkit savo padėtį, ar pilvas įtemptas. Ir iškvepiam, įkvepiamas. Dar į ką rekomenduoju atkreipti dėmesį, tai stovint 4, būna alkūnė mūsų išsisuka į vidų, užkyla čia petis, tai geriau yra šiek tiek alkūnę įlenkti, remtis pilnu delnu ir bandyti išlaikyti, kad nepersuktumėt, pečiai tada neužkyla. Iškvepiam, įkvepiamas. Atsipalaiduojam, sėdam ant kulnų, pirštų galais siekiam kilimėlio kraštą. Tai ir pakylam į padėtį 4. Dabar dirbant su guma mes rėmėmės ant dilbio riešais, tai pratempsime šiek tiek irgi, atsistojam, dedame rankas pasuktas į išorę, kiek išeina arčiau. Ir tada iš šitos padėties palengva sėdam atgal, kol pajaučia malonų jausmą ir grįžta. Jeigu nesusideda labai arti, gali truputėlį toliau vieną nuo kito arba netgi netiek daug išsukti. Bet toks pabandom, dar ir kas kompiuteriu dirbat, tai šitą pratimą pasidarykit namuose dažniau. Labai dažnos vietos sutrumpėjusios, ko pasekoje atsiranda paskiau didelių skausmų. Tiek riešė, tiek į alkūnę sąnarį eina. Nereikia labai daug. Puikiai. Na ir kol esame padėti 4, dar vienas tempimas į kirkšnius. Atsistojame, padedam kojas plačiai, paguldome kulnus ant grindų, rankos priekyje ir palengva sėdame tolyn, jaučiam tempimą kirkšniuose ir į šlaunis, niekur kitur tempti neturėtų. Ir grįžtam. Atsisėdam ir grįžtam. Atsisėdam, grįžtam.
Atsisėdam, palaikom 5 sekundės. Jeigu sunku, galit neužlaikyti. Dar 3, 2, 1, grįžtam. Na ir dar atsisėdam, palaikom 5, 4, 3, 2 ir 1. Jeigu jaučiat, kad tikrai skausmingas, nemalonus judesys, tai tada geriau neužlaikom, o sėskit tiek, kiek pavyks. Ir paskutinis palaikymas. 4, 3, 2 ir 1. Atsipalaiduojam. Suvedam kojas. Na ir gulsimės dabar ant nugaros. Dedame gumą už pėdos, toksai dabar šiek tiek dar save apsiraišiosim gumą. Kryžiuojam gumą per pėdos priekį, kryžiuojam gale ir abu gumos galus pasidedam po sėdmenimis. Rankos prie šonų, pilvas įtemptas. Dabar stengsimės išlaikant kelią su keliu vienam aukštyje, ištiesti koją per kelio sąnarį. Ir vėl sulenkiam. Dubuo tiesus, pilvas įtemptas. Tiesiam koją per kelio sąnarį, iškvepiam, sulenkiam, įkvepimas. Iškvepiam. Ir įkvėpimas. Turėtumėt jaust, kad dirba priekinė šlaunies dalis, o kas turi problemų su kelio sąnariu, tai šitas pratimas galimas saugiai atlikti, stiprinti aplinkinius raumenis aplink kelio sąnarį. Tik svarbu yra nepritraukti kažkur arti kojos, išlaikom koją, kelią su keliu, vienam aukšty, vienam lygyje. Ir paskutinį kartą ištiesiam. Sulenkiam, pakeisim kitai kojai. Vėlgi apsiviniojam, kryžiuojam už kelio ir abu gumos galus pasikišam po sėdmenimis. Guma tvirtai laikosi ant kojos, tiesiam koją per kelio sąnarį ir sulenkiam. Paskutiniai 2 kojos ištiesimai. Atpalaiduojam. Pasiemam dabar gumą. Su guma save prispaudžiame prie grindų ir suteikus pasipriešinimą keliam dubenį, kiek išeina aukščiau. Iškvepiam, nuleidžiam, įkvėpimas. Spaudžiam gumą delnais ir kiek išeina aukščiau dubenį keliame ir nuleidžiam.
kartelį pakeliam. Nuleidžiam. Imsime gumą dabar į rankas. Gumos judesys bus, kad leidžiam ranką žemyn į šalį, leidžiam gumą ant krūtinės. Bet, kad nebūtų taip paprasta, dar viena koja ir kelsim dubenį. Tai vėl užsikeliam koją ant kojos, susižiūrim, kad dubuo kiltų į vienodą aukštį ir keliam dubenį, leidžiam gumą ant krūtinės. Kai tempiam gumą, keliam dubenį, iškvėpimas, dirba mūsų užpakalinė kojų dalis ir sėdmenis. Pakeičiam kitai kojai. Pasiruošiam, vėl dubuo kyla vienodam aukštį. Keliam, nuleidžiam. Keliam ir nuleidžiam. Paskutinį kartą pakeliam, gumas pasidedam į šalį, kojas atpalaiduojam, ištiesiam, palankstom pėdas, lenkiam pėdas į save, nuo savęs, į save, nuo savęs. Vieną koją sulenkiam, kitą tiesią koją keliame į lubas, pratempiam užpakalinę šlaunies dalį, palaikome. Pakeičiam kitai pusiai. Atpalaiduojam. Ir dabar dar sulenkiam kojas per kelius, ištiesiam rankas į šonus ir nuleidžiam kojas lėtai į vieną pusę, įkvepiam, grįžtam tiesiai, nuleidžiam į kitą. Tiesiai į vieną pusę, tiesiai į kitą pusę. Ir po paskutinį kartą ir atsipalaiduojam. Vėlgi palengva verčiamės per šoną. Po vieną koją statom, atsistojame.
Ir giliai įkvėpsime, išsitempsim visą save. Ir iškvepiam, paleidžiame rankas. Įkvepiam, prasitempiam, iškvepiam. Apvalia nugara, pakylame į viršų, atpalaiduojame pečius. Ir ačiū, kad sportavote su manimi.